Labas rytas. Garbė Dievui. Kaip ir kiekvieną rytą keliamės, žadinami jo malonės, jo kūrinijos, nuostabiais paukščių garsais, saulės spinduliais. Einame į dieną, į savo darbus. Tik kyla klausimas, kiek tai yra mūsų ir kiek tai yra paties Dievo. Dažnai susidurime su sunkumais gyvenime. Prisiėmame atsakomybės juos spręsti ir dažnai neturim jėgų. Ir net nešauna į galvą, kad ne mes patys tai sugalvojom, ne mes patys prisiėmam atsakomybę už savo gyvybę ir nei mes patys tiksliai žinom, kur einame, arba kitaip tariant, esame vedami, arba dar kitaip tariant, kas iš mūsų lipdoma ir kuriama. Vieni rytą pradeda kavos puodeliu, kiti gera muzika, kiti stiklinė sulčių, treti malda. Mano rytas dažniausiai prasideda kokiais nors dvasiniais skaitiniais. Man tai labai patinka, nes tai yra ne Dievo žodis, sakysim. Dievo žodis visą laiką yra autentiškas, tinkamas pabarti, pamokyti, visą laiką yra tobulas. Bet rytą man norisi šiek tiek laisvesnės minties, kitokios minties. Ir man patinka dvasios paliestų žmonių pasidalinimai, pastebėjimai. Ir paskutiniu metu aš skaitau Osvaldą Chambersą. Apmąstymai kiekvienai dienai. Man patinka Osvaldas, nes jisai sudėjęs tokias netradicinės, nestandartinės mintis, ne teologinės frazes, neteisingas. Jis labai mąsto plačiai, įvairiai, kartais paknisa gilesnę šaknį, o kartais labai paprastai paliudija. Taigi birželio 4, brangieji, pabūkite su manim, pabūkite su mumis šias kelias minutės šį nuostabų rytą 2013 metų. Mes nežinom, kas bus rytoj, poryt, bet kiekviena diena pradėta su viešpačiu, su mintimis apie jį, link jo, su viltimi jame, mus tikrai nuves į pažadėtą žemę, mus nuves į Dievo artybę. Dievas sako, manęs ieškančiam aš leisiuos randamas. Ir tikriausiai nėra didesnio džiaugsmo žemėje, kaip atrasti, surasti, pamatyti, prisiglausti prie Dievo, prie mūsų kūrėjo, kuris mūsų kūrė, veda. Taigi, šios dienos skyrelis vadinasi Neapleidžiantis Dievas. Eilutė šį kartą iš laiško Hebrajams, 13 skyriaus 5. Nes Dievas yra pasakęs, niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Ar tai nenuostabu? Niekada. Ką reiškia niekada, nežiūrint ir tai, kad jei tu nusisuksi, jei tu suklupsi, jei tu kažkur užkipsi, kur link krypsta mano mintis? Ar grįžiuosi ten, kur sako Dievas?
Ar dairausi į savo baimės? Ar tiesiog atkartoju, ką sako Dievas? Ar mokausi jį girdėti ir atsakyti, kai išgirstu, ką jis sako? Nes Dievas yra pasakęs, niekada tavęs nepamesiu ir neapleisiu, todėl galime su pasitikėjimu tarti, Viešpats, mano gelbėtojas. Aš nebijosiu, ką man gali padaryti žmogus. Niekada aš tavęs nepamesiu dėl jokios priežasties, nei dėl mano nuodėmės, nei dėl savanaudiškumo, nei dėl užsispyrėliškumo ar užgaidumo. Ar tikrai leidau Dievui man tarti, kad jis niekuomet manęs nepaliks? Jei iš Dievo šio užtikrintumo tikrai neišgirdau, turiu paklausyti dar kartą. Niekada aš tavęs neapleisiu. Kartais manyti, kad Dievas mane apleido, verčia ne gyvenimo sunkumų, bet darbo nuobodybė. Ar girdžiu Dievo užtikrinimą net tada, kai nėra jokių rimtesnių sunkumų, jokio Dievo apreiškimo, nieko nuostabaus ar gražaus, tiesiog įprasta gyvenimo kasdienybė. Rytas kava, darbas, šeima, rūpesčiai, problemos. Ar mes girdime tada Dievą? Įsivaizduojame, kad Dievas padarys kažką neįprasto, kad jis mus rengia ir aprūpina kažkokiam ypatingam ateities darbui. Tačiau, augdami jo malonėje, patiriame, kad Dievo šlovė apsireiškia čia ir dabar. Šią pat akimirką, jei remiamės Dievo užtikrintumu, įgauname pačią nuostabiausią stiprybę ir išmokstame giedoti, šlovindami jį net gyvenimo kasdienybėje. Gyvenimo kasdienybė, brangieji, yra toks dalykas iš tiesų, kur atskiria mus nuo ramybės, džiaugsmo, nes tai yra rūpesčiai, problemos, kovos kasdieninis. Dieve, kur tu? Kur tu esi? Kiek problemų darbe, kiek baimių, kiek problemų santykiuose. Artimas žmogus įskaudina, įžeidžia, nesupranta manęs visiškai. O vaikai? Kas dabar darosi su vaikais? Kokie vaikų tėvų santykiai? Mano tėvas sako, jeigu tavo Dievas toksai protingas, kodėl jis neateina ir visko nesutvarko? Jis atėjo ir viską sutvarkė. Nėra laiko, kad aš paskelbčiau jums visą Evangeliją. Tačiau ši knyga yra populiariausia pasaulyje. Ir tikriausiai savo namuose jūs ją tikrai turite. Ir ten yra visi atsakymai. Visi. Nuo iki. Net ir į patį keisčiausią klausimą žmogau rasi atsakymą Biblijoje. Nes kai tu skaitai šventą raštą, tau dvasia atveria akis ir ausis. Būkite palaiminti šiandien. Pagėdokime. Pašlovinkime Dievą. Už visas malonės, kurias gavome vakar, kurias gavome praeitą savaitę, prieš mėnesį, prieš metus. Pašlovinkim Dievą už šią dieną, tai kas bus šiandien, šią akimirką. Tai kaip mes eisime į darbus, tai kaip mes šiandien dirbame ir šiandien ką turime. Pašlovinkime Dievą už tai.
Ir kiek aš suprantu šventą raštą, tai Dievas sako, kad tu turi geriausia šiandien, ką tu gali turėti. Nežiūrint tai, kad eini per išbandymus. Arba tiesiog jis tau duoda malonę ir nežiūrint tai, kad velnias tave gazdina ir užmerkia tavo akis ir neleidžia matyti Dievo meilės ir malonės. Todėl atverkime savo širdis tikėjimui. Ir kaip girdėjome šios dienos skaitinį, niekada aš tavęs neapleisiu. Nežiūrite tai, jeigu velnias mūsų apgauna, jeigu jis sugundo, Dievas lieka ištikimas. Dievas lieka ištikimas ir sako tau kiekvieną rytą, kai pakyla saulė, kaip tu keliesi, eini darbą į savo dienos rūpesčius. Taip, kiekvieną rytą Dievas mus kviečia pas save, eik pas mane. Kiekvieną kartą, vis kitaip, vis naujas, vis naujų kelių. Nevaikščiok tais pačiais keliais. Tuo pačiu keliu negalima eiti. Jeigu tu vakar ieškojai Dievo vienu keliu, mąstei vienaip, tau apreiškė vienaip, tai žmogau, eik drąsiai toliau. Niekas nestovi vietoj. Mūsų kelias yra tikėjimo kelias. Negalima vieną kartą, ir įtikėti visam gyvenimui ir visam laikui ir būti išgelbėtam per vieną sekundę. Aš taip suprantu, skaitydamas šventą raštą, gal tu supranti kitaip. Bet aš taip patiriu savo gyvenimą, kad kelionė pas Viešpatį į amžinybę, jo meilės priėmimas, mano širdies gydymas, tai yra kelias, tai yra laikas. Todėl labai yra nuostabu, jeigu mes savo dienoje skiriame tam laiko, tai kelionį laiko, savo dvasinį kelionę. Mes galime nugyventi šią savo žemišką kelionę. Galime ir negalime, bet mes visi nugyvensime iki paskutinės dienos. Ir tada mirtis. Dievas mums dovanoja amžiną gyvenimą. Ir tu gali pagalvoti, kad gyvensi amžiną. Mūsų protas nesuvokia, kas bus po mirties. Bet mums to ir nereikia šiandien. Dievas sako, tu būsi manyje. Tu gyvensi amžiną gyvenime, tu būsi mano džiaugsme. Mes visi šlovinsim Viešpatį didžiausiam džiaugsme, kurio niekada nepatyrėme čia žemėje, net neįsivaizduojame, ką tai reiškia. O karalystė prasideda nuo čia. Karalystė žengiame jau čia. Jis mano viešpats, jo vardui šlovė per amžius. Jis mano Dievas, jis mano uola. Jis mano viešpats, jo vardui šlovė per amžius. Jis mano Dievas, jis mano uola. Ne taip, kaip nusidėjo, atleidai nuodėmes visas. Ne taip, kaip nusikaltau, tu pamilai mane. Jis mano viešpats, jo vardui šlovė per amžius. Jis mano Dievas, jis mano uola. Jis mano viešpats, jo vardui šlovė per amžius. Jis mano Dievas, jis mano uola. Ne taip,
kaip nusikalta. Atleidai nuodėmes visas. Ne taip, kaip nusidėjau. Tu pamilai mane. Ne taip, kaip nusikalta. Atleidai nuodėmes visas. Ne taip, kaip nusikalta. Tu pamilai mane. Jis mano viešpats ir tavo, jo vardui šlovė per amžius. Jis mano Dievas, jis mūsų uola. Jis mūsų viešpats, jo vardui šlovė per amžius. Jis mūsų Dievas, jis mūsų uola. Te laimina jūs viešpats, mano broliai ir seserys, mano mamos ir mano tėčiai. Kai Jėzus pamokslavo, priėjo prisiartino motina su jo broliais. Žmonės sakė, praleiskite. Atėjo Jėzaus motina ir jo broliai. O Jėzus tarė, kiekvienas, kas vykdo mano tėvo valią, yra mano. Ir motina, ir tėvas, ir brolis, ir sesuo. Būkit palaiminti. Amen.